Sveiki. Šiandien yra spalio 21 ir aš parsinešiau iš šiltnamio savo svogūnėlių. Tai viena tokia ropelė yra didelė, visos kitos labai mažos ir pareina šalčiai ir galvoju, reikia mum valgyti juos greičiau, nes jie nušals, nors aš ir dengiu su agroplėvele, bet matosi galiukai tokie va. Ar čia nušalę, ar čia kas yra, nežinau, bet šiandien darysiu salotas vakarieniai. Va. Agurkėliai keli, krapai ir svogūnų laiškai. Aš juos supjaustysiu, susmulkinsiu ir uždėsiu grietinės, druskos ir tai bus priedas prie vakarienės. Dirbam. Va, taip supjaustėm svogūną. Susmulkinam. Dabar dėsim į lėkštę. Nu, dabar pasimsim agurkėlius ir susmulkinsim agurkėlius, supjaustysime. Štai tokia krūvelė gavosi iš 3 agurkėlių. Dedam prie svogūnų laiškų. Na ir liko pasmulkinti tik tai krapai. Taip, sudedam ant agurko. Liko uždėti grietinės. Grietinę dedam kokią norime. Mes naudojam 30% grietinę. Nu, 4 šaukšteliai arbatiniai užteks. Dabar reikia įdėti druskos, druskytės ir gerai išmaišyti viską. Išmaišome gerai grietinę ir ragaujame. Ar nereikia druskos dar? Labai gaivu, labai skanu ir labai paprasta. Ir labai aromatinga. Krapai ir svogūnų laiškai, agurkai, viskas labai kvepia, šviežia, skanu. Ragaukite ir skanaukite. Skanaus. Saulė jau tupia kitoje vietoje. Jau link žiemos. Diena buvo šalta, vėjuota. Šiandien antradienis. Nu, turėtų rytoj būti saulėta diena. Pažiūrėsim, kaip bus. Saulutė leidžiasi.